suprasti, kad moteris nori vyruose vieno esminio dalyko, kuris vadinamas galia, nervų sistemos galia. Ta nervų sistemos galia reiškiasi per darbštumą ir tai išsireiškia po to resursais arba pinigais. Jeigu nervų sistemos tai žmogus, tai vyras bus nedarbštus, tingus, apatiškas ir automatiškai jis turės mažus resursus. Kas gali būti resursai? Tai nebūtinai pinigai, tai gali būti sukaupta žinios į galvą, tai gali būti išsilavinimas, kompetencija, kurie po to gyvenimo eigoje galima monetizuoti, galima paversti pinigais ar kitokiais materialiais resursus, galima tai įpraktinti, paversti kažkokiais tai daiktais, turtų, automobiliais, ten vaikais, jaukiais namais ir taip toliau. Tai žiūrint, kur tas vyras investavo save, ar į žinias, ar į kompetencijos kažkokias, tai tiesiog į betoną suinvestavo visą savo turtą. Ir po to senatvėje jisai neturi resurso, kuris jį vestų iki gyvenimo galo labai aktyviai būsenoj, o jisai sukaupęs puikų materialų turtą, po to gyvenimo gale tampa pasyvių daržovę našta kitiems, ten nervinių ligonių ir taip toliau. Tai moteris instinktyviai suvokia, kad jeigu nervų, įsidėmėkit šitą dalyką, kad jeigu vyro nervų sistema silpna, nepakankamai stipri, tai reiškia, jisai senatvėje bus našta. O jeigu jo nervų sistema yra labai stipri, tai reiškia, jis iki gyvenimo galo bus aktyvus ir jisai kitus strojins ir nešios ir bus lyderiu. Tai va, tai reiškia, jis tam tarpe turės resursus, kurių reikia visom šeimos ir žmonos ir vaikų gyvenimo sritim.